Sveiki, mėly mūsų žiūrovai, stebėtojai, dalyviai mūsų pokalbio ir mūsų antroji dalis, kuri po tos temos apie agresiją, apie mūsų šešėlinę pusę, kaip čia pas mus vyksta, tiesiog organiškai išplaukia būtent apie kas yra savivertė. Ir mes vėl su Vaida Leliene. Vaida Lelienė yra Arkano ženklo pasaulinė ambasadorė, aukšto lygio kosmetologijos specialistė, veido odos priežiūroje ir aš Inesa Maks, transformacijų ekspertė. Ir tęsime mūsų pokalbį ir šiandieną šiuo metu kalbame apie savivertę. Vaida, kaip tu supranti, kas iš viso yra savivertė ir kaip tau atrodo, su kuo šiaip žmonės, ir galite parašyti savo komentaruose, kaip jums atrodo, kas tai yra savivertė? Apie ką tai? Tai vat sakyt, kaip mums pasakyta, ar kaip aš jau dabar matau iš tos serijos, tai vat ir norėsiu nuo to pradėti. Tai iš pradžių man tiesiog įdomu, nes mes visi susiformuojam apie tam tikrus žodžius, savo suvokimą, uždedam savo reikšmę, ane? Ir labai dabar populiaru kelti savivertę. Labai kursų daug. Žema savivertė. O kas tai yra? Su kuo tai, bet kaip tau anksčiau atrodė, kas tai yra savivertė? Iš tikrųjų, kai aš sakau, socialinė medija labai šitą atskleidė savivertę. Pasidarė labai madinga. Vyrai tą transliuoja savo žaisliukais, savo vertę, ane? Tai yra mašina, status ir panašiai. Jie matuojasi tokiu būdu vertę. Moteris, kaip moteris. Dar protu ir žiniomis, nes protingi. Čia mažuma, nes protingiams ir intelektualiems jie žino savo vertę, nereikia labai išoriniais dalykais savo žaisliukų rodyti. Pradėkime nuo to, kad, proto. Moteris, kaip pradėjo savo vertę, labai įdomiai, tai yra šalia vyrų, kokia aš vertinga, kokio lygio vyrą turiu, kaip vaikai turi diplomų, kokių būrelių krūtesni ir kokio ten pasiekimų. Ir aš, čia irgi vienas iš to. Taip, nes čia mano pasiekimas, mano vertė, mano indėlis, taip, rankinukai labai vertę duoda, papų dydis iškart vertės priduoda, papus įsidedi, tada lūpos irgi, nes, taigi išeina patys. Jamba, kaip tau gerai, mieloji, tau nereikia papų dėti ir kokia vertė jau. Va čia man šiek tiek, aš sakau, dar pasitemti reiks su šitą vertę, su šitą dalėm. Bet ramini, lūpas, jeigu įsidedi, tada iš tavo vertingesni žodžiai iš tavęs pradeda eiti. Jeigu blakstienos užsidedi, tada tavo žvilgsnis iškart priduoda vertės, ane, šitas. Ir dabar labai madinga praeiti manifestacijas, visas priduoda vertę, detoksas iš karto prideda keletą bonusų vertės praėjimas ir dabar visos pasidarė labai išmintingos, vertingos savo kursais. Visos dabar jau čia tik kiekviena išmoko daugybos lentelę ir daugybos lentelės kursus iš karto. Tai irgi labai vertės priduoda ir influencerinimas dar irgi vertę priduoda. Jeigu tu šitų dalykų, mieloji, neturi, nedarai, aš nežinau, kaip tu žemė vaikštai, mūsų pasaulyje Lietuvos, kaip sakant. Atsimenu mūsų su tavim pokalbį, kai tu blemba, tu nežinai, kokį tu ten žodį pasakei. Ne man, bet pasako istoriją, kur moteriai... Mantra. Mantra. Tu nežinai, kas yra mantra, kaip tu gyveni. Žinai, aš dabar pasidalinsiu su tavimi, tiesiog, čia gal prieš porą dienų mano gyvenimo partneris atsiuntė tokį fainą video ir su tokia šypsenėlė, o grinai tu apie tave, iškirpta iš
kur Šerlokas Holmsas ir daktaras Watsonas, žinai, tame filme, ir Watsonas ten kalba apie tokius, žinai, įvairiausius dalykus ir vardina įvairiausius žmonės ir jisai sako, kad va, ir Kopernikas, ir toks Holmsas atsispūtęs sėdi, žinai, ir sako, o, čia tai man girdėta pavardė, Kopernikas, žinai, o ką jisai tenai, nu, ta prasme, padarė, žinai, nu kaip, taigi Kopernikas įrodė, kad Žemė sukasi aplink Saulę, o ne Saulė sukasi, žinai, apie Žemę. Holmsas sako, rimtai? O man visada kažkaip, aš sako, kai pasižiūriu, atrodo, kad sako, Saulė sukasi aplink Žemę. Ir daktaras Watsonas sako, Holmsai, nu atrodo, jūs toks protingas žmogus, tokius dalykus darot, kaip jūs tokių elementarių dalykų nežinote, nu, žinai, nesusiveda, žinai. Kaip jūs galite tokių elementarių dalykų nežinoti ir viską, jūs ką mokykloje nesimokėt? Holmsas sako, kai mokiausi mokykloje, tai ir žinau, nes reikėjo mokykloje, nu, ta prasme, žinot. O dabar sako, pas mane, sako, ašgi negaliu į save visko susidėti, sako. Pas mane yra tenai erdvės ir vietos tam, kas man yra reikalinga. Ir sako, tenai viskas yra sudėliota lentynėlėse, aš žinau, iš kur ką pasiimti. Sako, kas pas jūs vyksta, prisikišat į galvą, sako, visos informacijos, kurios reikia, nereikia jums panaudoti, sako, o kai reikia įsidėti į galvą kažkokį dalyką, kurio reikia jum, o ten jų nėra vietos. Tai vat, sako, čia grinai apie mane, todėl kad, nu, labai dažnai žmonės nusistė. Inesa, kaip tu nežinai? Va, paskutinė istorija buvo, tu girdėjai apie ten Pikul ir nesako, o kas ten, na, ačiū Dievui, aš dar žinau, kas yra Pikul, nes kai aš pasakau, kad kas tas žmogus, tai iš viso, ne? Ir taip atrodo, kad aš iš kažkokio kosmoso, kad aš neseku naujienų, nesigilinu į tam tikrus dalykus, nu ten, sakykime, nežinau. Keli savo vertės? Kas vyksta, supranti pasaulį ir taip toliau. Tik tai tiek, kad, vat, aš taip buvau dėkinga už tą video, galvoju, va, ne aš viena tokia, va, dar buvo ir Holmsas, kuris lygiai taip pat mato save ir pasaulį. Kodėl mes tą galim sau leisti? Dėl to, kad pasidarė su savivertė. Man dėl to negėda, kad aš to nežinau. Savo galvoj nenešioju ten tų visų žinių. Kad aš nesigilinu į kitų žmonių gyvenimą. Arba tenai, kad nu, tikrai tam tikri dalykai, kas vyksta pasaulyje, manęs nedomina. Man galbūt įdomu, nu ten, tarkim, kaip iš tikrųjų bitė tą medų suneša į korį. Nu, gal ir įdomu, ane? Bet, kad man viską apie viską žinoti, vardan ko mano gyvenime to reikia. Tai va, tai apie tą savivertę, bet aš lygiai taip pat perdiniau tuos etapus. Man atrodo, kad, žinai, kaip yra posakis, be popieriuko tu, nu, kakutis, ane? Aš galėčiau kabinetą visą popieriuką savo išsiklijuoti. Nes tai, nu taip. Nes tai darė vertę. Nes tai taip, savo pasiekimais, nu, kas aš, kad aš verslininkė, kad aš čia dar kažką tai, ir ką atrodo tas žodis, nu gerai, jeigu net ir tu turi verslą, bet jeigu tu turi paskolos daugiau negu kad ten kada nors, nu, ten tavo pelnas ten padengs ir taip toliau, ir ką tas apie tave pasako, nu, supranti, o tau pačiam kaip žmogui, ką tas duoda, kad tu tai turi. Tai vat, kai mes einam ne per savo tikrai tą vidinius dalykus, ane, bet per tuos išorinius, vat, kaip tu sakai, kam kokie, ane, žaisliukai. Nors, labai teisingas pastebėjimas, kad iš tikrųjų, nu, vat, kai tu sakai, žmonės, kurie protingi ir kurie tikrai savo tą vertę turi, kam jiem tą demonstruoti, jiem nėra tokio poreikio rodyti, ne? Nes tai yra vis tiek labai dažnai kompensorinis mechanizmas. Jeigu tik tai moteris, o jeigu dar kokia nors coacherė ar ten kas nors, viena, ane?
Tai atrodo, kai jau susirado santykius, tai čia visiems dabar reikia parodyti, nes tai atrodo pakelia jos vertę, supranti, kad jau dabar jinai turi santykius. Nu, Jau normali dabar, kaip ir visos. jeigu jau dabar, tai su šeima būtinai reikia išvažiuoti. Nesvarbu, kad ten vaikam nesinori tenai būti ten, kur tau norisi būti, ne, bet vis tiek, tai nusišypsokit, nes reikia padaryti nuotraukų ir parodyti, kaip pas mus viskas normalu, nes mūsų šeima ir va čia va ir yra. Nes šeima vertybė. Vertybė. O kad ten išvažiavus, ten pavyzdžiui, kokiam nors paaugliui net neįdomu, jisai tenai sėdi ir visą laiką pykstiesi, kad išlįstų tu iš to telefono ir tenai ir vyras nenori ten niekur eiti, arba vyras nori eiti, o tu nenori, tu prie baseino nori gulėti ir pas jūs tenai konfliktas ir yra vidinis susierzinimas. Bet Instagrame tobulai. Mes keliaujame. Perinę, taip. Šeima vertybė. Mano vertybė šeima. Mes dabar šitą, mes dabar tą. Ir iš tikrųjų tik tai tada, kada aš esu tikrai neturiu tos vidinės, egzistencinės, to suvokimo savęs ir priėmimo visos savęs, man tada reikia visų išorinių dalykų, nes kažkaip tai, tai kaip man tą vertę, kad aš tikrai, nes mes ją suvokiame dažniausiai per kitus. Tai vat, jeigu eitume į pačią savoką, savi vertė, savo vertės, suvokimas. Dabar, kaip man suvokti savo vertę, tai įmanoma vertę kokią nors, tai reikia įvertinti, teisingai? Taip. Įvertinti, kokios aš esu vertės. Dabar, pagal ką mes galim padaryti tą įvertinimą? Pagal socialinius standartus. Taip kaip išmokinti tėvų, pirmiausia, ir po to, bet visas tas gniužulas, ta prasme, kame yra žmogaus vertė. Ir va čia mes tolstam ir tolstam ir tolstam nuo savęs tikrojo. Taip, nes ir va šitą dar Inesa, kaip vaikystėje, pavyzdžiui, jeigu tau pasakė, kad tu esi netvarkinga, šitoj vietoj tavo vertės nulinė, tu ir užaugi su tuo, kad netvarkinga. Nes taip tau pasakė. Jeigu pasakė, kad tu nesi graži, bet protinga, tavo protas tau duoda vertę. O ar tu žinai, kokią tu? Bet Vaida, lygiai taip pat, kiek buvo moterų ir mano tam tikruose kursuose, kurios tu žiūri ir patikėti negali, kad jinai nesijaučia graži. Būtent. Kuo gražesnė, tuo jinai laiko save negražesnė. Ir tu jai pasakyk, kad kokia tu graži moteris, baikit. Ta prasme, atrodo jai, kad tu iš gailesčio sakai, kad ją palaikyti. Koks neatitikimas yra, tai net ir, bet kame yra objektyvumas ir kame yra tas vertinimas ir visa kita. Ir kitą kartą žmogus ir išoriškai jam gali visi sakyti, kad taip yra, bet jeigu jisai savo viduje to netiki, kad taip yra, nes aš irgi jaunystėje ar tam tikrais periodais, žinai, aš nesijaučiau graži. Aš tikrai nesijaučiau graži, aš stengiausi būti graži moteris, bet aš nesijaučiau graži. Mano plati nosis, aš iš viso, ne pagal tuos standartus, žinai, 60, 90, 60, tai koks čia gali būti grožis, supranti. Aš nesijaučiau graži ir tada, kas belieka žmogui, kuris jaučiasi, kad aš negraži, man belieka tik tai būti protingai. Ir tada visas investavimas ir baime, kad nenusikalbėti, kad kažko tai netaip nepasakyti, kad pasakys, kad tu čia nesąmonės pezi ir taip toliau, nes belieka vienintelis kelias įsitvirtinti gyvenime, kad kas nors pasakytų, žinai, eiliai pristovėjai prie proto, kai stovėjai visi prie grožio. Bet protinga. Nors man jaunystėje, kai buvau visai jauna ir mokykloje, labai daug kas sakydavo, koks maždaug derinys, kad, ta prasme, ir grožis, ir protas eina kartu, žinai. Bet aš
grožis, nu, ta prasme, aš tiesiog protinga ir dėl to galbūt ir atrodau graži, kad aš jau tokia visa protinga, supranti. O kaip aš tau ir sakiau, aš dabar su dabartinė šito Holmso šita visa, tai aš daugam tai iš tikrųjų, nu, kur čia protas, nes mano intelekto koeficientas turbūt labai žemas yra, bet ten, kur mano yra sritis, aš genijus, ašgi geniali, nu, patvirtink, Vaida. Tikrai taip. Va čia aš genijus, nes čia yra ten, kur aš, kur man įdomu, kur aš gilinuosi, kaip viskas sutvarkyta, kaip čia viskas tam gyvenime vyksta, nuo ko čia kas priklauso, kada tokios pasiekmes, kada tokios ir čia yra ta sritis, kuri yra tiesiog. Tu kaifuoji. Ir kur yra mano duotybė, kur man nieks neįrodys, jau jeigu aš kažką suvokiau, gali visas pasaulis sakyti, kad yra ne taip. Aš matau, kaip yra, jeigu tą įžvelgiau, aš jau negaliu atmatyti, kaip Atmatyti, taip. Tai va, gerai, tai prie savivertės. Grįžtam, tai va, viena iš tų dalykų, kad mes nuplaukiam iš visą tą savoką, tai yra, pradėkim nuo to, kad vertė atsiranda tik tai ten, kur yra vertinimas. O kieno vertinimas jis yra? O kas yra ta paskutinė instancija, kuri gali pasakyti, čia gražu, čia negražu, ane? Čia gerai, čia yra blogai. Kai visas pasaulis dolus, kai tame pačiame viską gali, ta prasme, įžiūrėti. Žiūrint, į ką kreipsi dėmesį. Nu, mūsų ten kūne, veide, dar kažkur tai, nu, yra dalykai, kurie mums atrodo gražus ir yra dalykai, kurie mums atrodo, nu, negražus. Ne, nu, čia tik tai irgi savo kažkoks tai subjektyvus vertinimas. Ir tada visuma, tai kokia yra? Kokių detalių yra daugiau, pliusų ir minusų, ir kaip čia viskas tada nesudaryta. Ir iš viso kaip po tokios, nu, ta prasme, ane, nu, savokos, savivertė, nu, jinai egzistuoja tik tai ten, kur yra vertinimas. Dėl to, kad kur yra egzistencinė mūsų savivertė, mes visi esame beribės unikalios, tobulas asmenybės. Tokį potencialą turinčios, nu, ir ne tik asmenybės, ane, asmenybinė mūsų dalis, tai yra mūsų ta sukurta iš tų visų, kaip tu sakai, ar aš tvarkinga, ar aš netvarkinga. Nu, kažkokiuose klausimuose aš galiu būti labai netvarkinga, kituose aš esu be galo preciziškai tvarkinga. Nu, ir dabar kokia aš? Tai vat, kur mes dedame tos visus, ir kur turim standartus, ir kur turime normas, ir kur turime ir vėlgi tai yra kažkieno vertinimas. Kaip madoj. Dabar plačios kelnės, gražu. Nu, supranti. Ir dabar tikrai gražu, bet tokia mada. O tai ką, nebegražu, kas buvo gražu ten prieš 20 metų siauras kelnes? Ne, jau negražu. Jau tu nemadingas, jau tu jau šokas iš visuomenės, socialinių standartų. Na tai va. Tai tada, va, ir jau tavo vertė mažėja. Ant kiek tai yra slidi savoka. Ir prieikim dabar, va, prie esmės, tai man asmeniškai, tai yra ta egzistencinė savivertė, kur yra viskas taip, kaip yra, tik tai klausimas, ar neuždedam reikšmių vertinimų ir viso to neiškreipiam, ir kai tai iškreipiam, tada mes gauname neadekvačią savivertę. Ir vat aš tiesiog man labai šitą schemelę patinka pagal ją parodyti. Tai yra, nu, niekam nekylagi klausimų, Matos. Mėlieji, aš toj uždengsiu užuolaidas, kad šviesa taip neįtų. Sekundėlę. Pastatau ant pauzės, labai protingai, kad nereiktų laukti. Tęsiame. Taigi, jeigu čia esam kiekvienas iš mūsų, mesgi suprantame, kad pasaulis dualus ir mes dualūs ir niekada nebūna
kad mes būtume į vieną pusę, turėtume tik tai pliusus ir neturėtume minusų. Vėlgi čia per vertinimą, kas yra gerai ir kas blogai, kas yra pliusas, o kas yra minusas, nes viskas šitam pasaulyje yra neutralu. Nu kaip mes galim pasakyti, kad šiluma yra gerai, o šaltis yra blogai? Arba juoda ir balta, ane? Vat labai geras tavo pavyzdys. Mes žinom, kad balta yra gerai, juoda yra blogai. O jeigu dabar pakeičiam į mėlyną ir raudoną? Tada, kuri yra gėris, o kuri yra blogis? Ir viskas sugriuva, visa iliuzija mūsų. Ir protas viskas nebesusitvarko, todėl kad viskas yra neutralu. Bet gerai, įvardinkim mums suprantamom reikšmėm ir kalba. Tai mes suprantam, kad aš tai ir esu ir su pliusais, ir su minusais. Minusai tai tai, kas visuomenėje, ne, vat kalbėjom, agresija, tarkim, yra minusinė savybė. Vat yra pozityvus mąstymas ir yra negatyvus mąstymas, ne, kada mes tiesiog matome, skirtingas reiškinio, ten, sakykime, pusės, kai iš tikrųjų tas reiškinys ir tą vienu metu, ta prasme, viskas savyje turi. Viskas egzistuoja vienu metu. Ir mumise absoliučiai viskas egzistuoja. Nekalbėtume mes apie agresiją, jeigu kuris nors iš mūsų, o aš to iš viso nežinau, kas tai yra, nes aš savyje to neturiu. Tai viskas mumise egzistuoja. Ir tai ir yra savivertė, tai yra priimti, kad tai esu aš ir viskas manyje turi vietos būti. Kai aš viską priimu kaip savo natūralią dalį, neutralią, aš galiu taip ar kitaip panaudoti, ne? Bet aš save atskiriu nuo savo poelgių, nuo savo elgsenos, nuo savo pasirinkimų, nuo savo sprendimų. Šiandien toksai sprendimas, rytoj jisai gali būti visai kitoksai, ne? Ir kaip tai apibrėžia mane? Niekaip. Padariau klaidų, jau aš kiek per gyvenimą klydau ir dariau klaidų, ne? Tai aš jau turėčiau būti blogas žmogus. Bet aš taip nesijaučiu, nei aš gera, nei aš bloga, nei man kažkokia tai reikia būti. Aš esu aš. Ir pagal tai, ką aš padarau, aš pagal pasekmes ir žiūriu, man tinka tai ar netinka. Bet aš savyje viską priimu. Aš galiu klysti, aš galiu keiktis, aš galiu būti, ta prasme, bet kokią aš noriu, aš nuo to netampu nei geresnė, nei blogesnė. Nes jeigu mums atrodo, kad mes kažkokiu tai elgesiu, ar savo pasirinkimais, ar mintimis, ar kažkuo, galime tapti, suprantate, geresni arba blogesni, neduok Dieve, pasielgsiu kažkaip tai netinkamai ir tada aš jau būsiu ten blogesnė, ne kaip žmogus. Tai lygiai taip pat turėtų veikti ir į tą gerąją pusę. Kuo daugiau gerų darbų per gyvenimą padarome, tuo mes geresni žmonės. Teisingai. Jeigu taip veiktų, bet kažkodėl mes taip nesijaučiam, nes kuo tu vyresnis, tuo tu turėtum tapti geresnis žmogus, nes daugiau gerų padarai dalykų ir dar kažką gero padarai, kažkam padėjai, kažką palaikiai, kažką išklausai, nežinau, kažką sukūrei, Tai vagi kiek yra gerų dalykų, ne? Bet jeigu... Bet nesijauti, tai... Ką? Bet jeigu to... Bet nesijauti, Ar jaučiatės, kad su kiekvienu mėnesiu, su kiekvienais metais, nes šiandien aš ir valgyt padariau, ir mamą tenai peršimą nuvežiau ir viską, jau šiandien aš dar geresnė, kaip žmogus. Bet kažkodėl, tokio pojūčio neatsiranda, nes atsiranda ir balansas. Bet dar to nepadariau, ir tą sakiau padarysiu, nepadariau, arba... Nes viskas egzistuoja vienu metu. Bet tai yra egzistencinė normali mūsų, ta prasme, savivertė, kada mes save priimam, nesvarbu ką. Jeigu aš turiu, ar pinigą, pinigas geriausia, ne, įsivaizduokit, nepasiruošiau. Matot kokia aš? Nepasiruošiau, neprofesionaliai neatsakinga savo, neatsakinga ir visokia. Taip aš tokia. Tai žiūrėkit, įsivaizduokit, už tai jūs turite dabar pliusą, galite pajungti savo vaizduotę. Čia yra 50 eurų kupiūra. Dabar, ar aš ją laikysiu stalčiukyje,
Ar aš ją mosuosiu prieš ekraną ir matys milijonai žmonių? Jos nuo to vertė keičiasi, ar ne? Tikrai ne. Ne. O ką jeigu aš tą kupiūrą apspjaudysiu, suglamžysiu ir dar koją paspirsiu? Nuo to jos vertė keičiasi, ar ne? Tikrai ne. Vertė nuo to, kaip su ją elgiamasi, nu ta prasme, kur jinai atsiduria, kas ten su ją vyksta, nuo to vertė nesikeičia. Ir va čia vat ir yra, kaip susiformuoja neadekvati savivertė. Jeigu mes savyje matom tik pliusus, aš tai jau tikrai, aš tik tai gera, aš tai jau tenai netokia, aš tai jau taip nesielgčiau, aš tai tenai. Ir mes apie save, ane, galvojam, aš tai ideali, tiesiog visi kiti žmonės kažkokie idiotai ir šudini. Nu, suprantat, kad čia yra neadekvati savivertė. Ir lygiai taip pat neadekvati savivertė, kai mes savyje matome, nu, tik minusus, vieną kitą pliusą, nu, čia vieną kitą minusą. Bet čia yra neadekvatu. Ir tai nėra, kad jinai yra žema, jinai yra neadekvati normaliai, ta prasme, savivertį. Nu. Todėl, kad visas dėmesys tada eina arba tik tai į pliusus ir vengiam, išstumėm, nematom, nežinom. Ir tokių žmonių turbūt irgi, nu, pažįstat. Nes žmonėm atrodo, kad savivertė tai yra lygų pasitikėjimas savim, ne? Ir jeigu žmogus iškėlęs nosį, pasipūtęs tenai visas, nu, bet pasitempęs ir niekieno nuomonės nepriima, jo vienintelė nuomonė teisinga, jis vienintelė žino, va kokios savivertės, nu, ta prasme, yra žmogus, ne? Jo, neadekvačios. Maksimaliai. Nu, ir tokių mes pažįstam, ne? Ir lygiai taip pat, kai yra į kitą pusę, kai aš tokia netinkama, čia šito nepadariau, čia šito nemoku, čia šito dar nesugebu, čia dar neturiu 10 sertifikatų, jeigu vaiką apšaukiau, tai aš bloga mama, jeigu vyrui kiekvieną vakarą neparuošta garuojanti vakarienė, aš bloga žmona, jeigu aš perdėtai, bet aš manau, kad... Bet tikrai neperdėtai kai kuriems. Bet jūs suprantate, apie ką aš kalbu, ane? Ir visur aš tiesiog nepakankama, iki kažkur netraukiu, iki kažkokio standarto ir manyje vien minusai. Kur nepasisuku, ten vis kažką, nes visas dėmesys yra, kas yra ne taip. Kai yra stiprus kritikas vidinis, ane? Kada aš visą laiką apie save tik tai, nu kodėl aš dabar tai pasielgiau, nu tai mane šiandien niekas negirdė, aš čia iš viso nieko verta, aš čia ten, vien minusai. Dabar yra vidinė dar savivertė ir yra išorinė. Ir labai dažnai neadekvati savivertė, jinai yra kaip kompensacija tos vidinės. Ir gali būti ir viena, ir kita pusė. Ypatingai, kurie demonstruoja tą savo savivertę per išorinius dalykus, reiškia, viduje vis tiek yra kažkoks menkavertiškumo jausmas, su kuriuo jie kovoja. Tai yra kompensacija. Aš gal netinkamas toks pavyzdys, bet man kažkodėl jis dabar išplaukia. Kaip man kažkada tai pasakė, kai tos, žinot, būna automobilių vyrukai, nu, ta prasme, taip iš vietos rauna ir ten, nu, ta prasme, va tas demonstravimas ir dar automobilis koks nors, nu, būtinai BMW turėtų būti, nu, čia jau pagal standartą, ne ten tą ir taip toliau. Ir kažkas pasakė, kad čia taip vyrai kompensuoja savo, nu, nedidelį organą, ne, nu, ta prasme, kai tam kompleksas, tai tada, nu, ta prasme, eina kompensatoriniai, va tokie, va, mechanizmai. Ir lygiai taip pat į kitą pusę. Kitą kartą sėdi žmogus,
toksai genijus viduj jaučiasi, toksai visas, jau aš tai, ir nieko nedaro dėl to, kad nedaug Dieve pasirodys, suprantate, kad išoriniai išėjo taip, kaip jam viduj atrodo, kaip jisai gali. Ir jisai sėdi ir tada vertina, kritikuoja ten, sakykime, kitus, dėl to, kad aš tai jau taip nekalbėčiau, aš tai jau taip nedaryčiau, aš tai ten. Ir tu sėdi ir tu nedarai. Tai eik ir daryk, kaip tu sugebi daug geriau. Mano vienintelis visada pasakymas. Kažkas netinka, kaip aš darau, reiškia, tu žinai kaip geriau, eini ir padarai geriau. Žinoti apie nieką, paimk ir padarai geriau. Ane? Tai va, kas yra adekvati ir neadekvati. Ir kai kada žmonės kaip tik, nubaigtų, aš tikrai, aš nieko normaliai nesugebu, bet į išorę išneša. Nėra taip, kad jie tikrai viduj taip galvoja, ne? Bet kompensuoja tai, nes norisi pagirimų, norisi patvirtinimo, norisi įrodymų, kad kažkas kitas pasakytų. Ką tu jau čia, tu tai jau ten padarei, ane? Ten ir nežinau, ar turėjot savo gyvenime tokių, bet jau būna, ten padovanojo kokią nors, suprantate, ten dovaną, tai visiems kalba apie tai, ką padovanojo, ir kaip ilgai ieškojo, ir kaip sunku buvo gauti, ir kaip tenai, nes nori, kad visi pamatytų, padariau kažkokį tai dalyką. Dėl to, kad reikia iš išorės to viso. Ir ne, pasakyk, ačiū, kaip aš tą vertinu. Ne, tai nieko tokio. Nesvarbu, kad man čia reikėjo 2 naktis nemiegoti ir tą tortą kepti ir tenai vaikų nenuvežti ir reikėjo kaimynės prašyti ir ten tiek buvo nepatogumo ir visko. Ne, tikrai, man čia tokie dalykai, tai, jaučiat, koks eina, ta prasme, neadekvatas, kai žmogus realybės ir savęs, ta prasme, ir kitų adekvačiai nepriima. Tai savivertė ir yra. Ta prasme, aš pati per save, aš savyje vertinu viską. Viską. Ir savo šešėlinės pusės, ir savo kiekvieną tą tokią skirtingą asmenybinę dalį, nes aš žinau, kad manyje viskas turi vietos būti ir viskas tvarko. Kitas dalykas, kiek yra susipriešinimo savyje su to. Tai va čia ir sunkiausiai, nes yra apie tą susipriešinimą, pažiūrėk, mes per kursą, kai visi šešėlinės pusės praeidinėjom, kiekvienas praėjom tą fazę pasipriešinimo, vat kažkurios savo dalies, kurio, taip giliai užspaudė. Bet pasidalink apie save dar, Vaida, mes jau einam į pabaigą, bet tiesiog pasidalink tikrai apie save, kur tu irgi va taip pastebėjai, ant kiek, kai mes kažko nepriimam ir užspaudžiam, mes nueinam į vieną arba kitą neadekvačią pusę. Tai va tas ir buvo, man tai va tas labiausiai iš paskutinių, visa narcizinės istorijos, tai irgi nepriėmimas savo šitos dalies ego buvo, bet man, sakau, man labiausiai iš paskutinių įstrigęs yra tas, kad manyje esančios agresija, kuri į ką, paskui, ką mes pirmom ir šnekėjom, iš šito, to nepripažinimo, išėjo ir visa šita, kuri agresija prieš save, nes aš tiek medituoju, aš tiek saviugdos kursų praeit, aš nesu blogas žmogus, nes savo agresiją susitapatini su blogum žmogum. Tas yra jo, tas narcizas, pas tą agresijos iki lubų pasikėlė, aš einu šiandien pakvepuosiu ir aš geras žmogus jausiuosi. Tai apie šitą eina šneka, kad nesusieina galai ir mums tiesiog visata transliuoja, žiūrėk, ko tu nematai savyje. Ir šitą, kai išsikapstai, taip, tai yra nemalonu, taip, tai akis badanti tiesa, kaip aš vadinu, ne? Bet tu, kai ją priemi, jūs neįsivaizduojat, kokią naštą nueina. Ką visą gyvenimą tu neši tą naštą, kad nieks nematytų. Ir tu pati, kad nematytum. Ir staiga tu gali matyti ją. Jinai yra ir jinai sumažėja. Kuo mes labiau stengiamės nematyti, tom viduje jinai didelė yra. Ir paskui tas burbulas supliukšta ir okei.
aš turiu vyriškos energijos, ane? Aš turiu agresijos. Ką man su juo daryt? Palauk, Vaida, tai jeigu ne ta agresija, tu nebūtum to padarius, tu nebūtum to. Kokio hreno tu ją ignoravai? Mieloji agresija, ateik pas mane, draugaujam. Ir gyvenimas Vaida, nušvinta. bet dar daug kalbėsim, nes šešėlis, tai čia yra, aš nežinau, viena iš mano dabar mylimiausių, Topinių. tai labiausiai išlaisvina, kada mes tai priimam, nors tai tikrai sunkiausias asmeniniam darbui, ta prasme, galbūt toksai elementas, bet kaip tu ir sakai, kai su tuo kovojam, kaip būna, aš visada laikau kontroliai, ten tiek energijos reikia, kad tai išlaikyt, kad nieks nematytų, kad tai neišlystų, nes to negalima. Ir kai tik tai mes viskas nebeturim jėgų, ar pervargom, ar per daug streso, nebetlaikom tos kontrolės, ir pačiu netinkamiausiu tada metu, bach, ir išlenda. Į gėdą tada viršaus. Tada gėda. Arba, kad jau nebūtų gėda, tai tada išlenda ant artimiausių žmonių. Ir staiga tu tokiam neadekvate čia atrodo net ne aš taip nesielgiu. Kas su manimi vyko? Kas su manimi vyko? Ir tada mes permetam kitam žmogui, o jisai mums tik tai atidarė pamatyti, kokio mes savęs nepriimam. Kokio mes savęs nemylim. Ir negalim pamilti, nes ne, tai tikrai ne aš. Tai ne apie mane, tai ne mano dalis. Realybė demonstruoja. Mane išprovokavo. Čia ne mano dalis. Čia tiesiog mes dabar jūs provokuojam. Mes su Vaida dabar jūs provokuojam. Mes jūs provokuojam. Tai ką dabar sakysite? Mums visiems čia būti ten blogiem ir tenai. Jūs būkit savimi. Kai jūs viską priimsite, net ir agresiją, jūs pamatysite, kad priėmus agresiją, tai nereiškia, kad eini ir kaip ten, nežinau, laukinis šuo, metiesi ant kiekvieno žmogaus, jam aiškinti tenai, kaip jam gyventi, jį kaltinti kažkuo, ar ten rėkti ant jo. Juk tai yra visai ne apie tai, kol mūsų tas suvokimas toks iškreiptas, nes mes bijom. O bijom ko? Bijom atmetimo. Bijom neprims visuomenę. Kad mus, kaip tėvai, kai mes taip elgdavomės, taip elgsiesi, ten neįsim, mes tavęs su savim ten nesiimsim ir viskas. Viskas, aš nebe dalis, ne, aš nebe mylėjai. Nieks jūsų, žinokit, niekur, neišstums, jūs vis tiek išgyvensit, tokie laikai, jau viskas. Anksčiau gal ten vilkai būtų suvalgę, jeigu vienam reikia eiti į mišką, ne, nudobti kokį nors ten mamutą. Zuikį išsikepti ar tenai prisirinkti uogų ar šaknų ar dar ko nors. Dabar jau viskas, nebe tie laikai. Ir visos tos baimės, taip jos yra, jos genetiškai, jos yra pagristos, visa žmonijos istorija, bet dabar yra tas laikas, kada mes galime būti savimi ir kaip tu, Vaida, sakai, koks ateina išlaisvėjimo jūs, ir man tai pirmas klausimas visada. Ir ką taip galima? O būtent. Ir taip gerai jaučiasi, ir taip galima gyventi. Koks kaifas, tiesiog atrodo lengviau net kvėpuoti, spalvos gyvenime atsiranda, kurias pradedi matyti. Pradedi jausti patį gyvenimą, o ne tam kažkokiam avatare ten susikūręs, įsispraudęs ir tas galima, tas negalima. Tai mes dar turime daugybę temų, galėtume nuo ryto iki vakaro su Vaida tikrai apie visus tos dalykus kalbėti. Tai mūsų talentas. Taip, duotybė. O, ar kam įdomu, ar kas klausys, kažkaip čia jau ne mūsų reikalai, taip sakant. Mes darom tą, ką mes norime daryti. Mes pakaifavom dabar, o toliau ką su tuo daryti jums, čia yra jūsų problema. Absoliučiai. Tai iš tikrųjų labai dėkojame už tai, kad esate su mumis ir žiūrite. Jeigu iki šio momento pasižiūrėjote, tai wow, pagarba, jūs mūsų sielos žmogus, taip sakant, reiškia ant tos pačios bangos. Reiškia, tikrai galime ir toliau ir bendrauti, ir būti, ir dalintis įvairiausiomis mintimis. Ir
Tikrai kalbėsime dar daug, aš manau, ir daug kur. Ir apie šešėlinę tą pusę, ir apie visą tai, ką tai gyvenime duoda, ką tai gyvenime mūsų atima, kai mes nepriimame savęs pilnumoje. Ir apie tai, apie tą moteriškumą, ane, ar ten vyrišką energiją, ar dar į priekį išsirinkti atrodo dabar sunku. Ir apie tą norisi, ir apie tą, bet viską pažingsniui, viską po truputėlį ir komentuodami savo komentaruose, jūs tikrai labai prisidėsite prie to, kad mes tą kryptį galėtume paimti ir koreguoti pagal jūsų poreikį, pagal jūsų interesą, kas tikrai yra įdomu, kaip tikrai kas veikia, o kaip tose situacijose, klauskite viską, kvailų klausimų nebūna, bus tik mūsų kvaili atsakymai, taip kad atsipalaiduokit ir galite tikrai dalyvauti visame tame maksimaliai aktyviai. Mes siunčiam jums savo meilę, priėmimą jūsų visokių, su visais jūsų pliusais, su visais jūsų minusais, tame ir yra žavesys visas, kad mes esame įvairūs ir galime vienas kitam padėti save tikrai priimti. Ir iki kitų susitikimų. Iki.